Vikingas 42 kilometrai, čia 44. Vėl kelias minutės. Nu, mane jau pradeda pėsinti. Yra dvi juostos. Viena 2-1, viena 2-4. Susirinkę visi į didžiausią kamštį toj 2-1 juostai. Bet slinks viens paskui kitą, jiems kolonoje važiuoti labai saugu. Jiems tiesiog labai saugu. Yra tik kita juosta tuščia, nieks nevažiuos per tenai, nieks. Nu, bet paaiškink, kame logika, kuo jie vadovaujasi važiuodami, aš nesuprantu. Aš niekaip nesuprantu. Į ten stopudovai, iš jų yra vien bobas. Jis labai mėgsta kolonose važiuoti. Dabar paskui mane, visi sulindę, slenka paskui. Trečia juosta tuščia. Vat kas pas juos smegenyse, mes man paaiškiai. Laisvai gali važiuoti antrą juostą, laisvai. Aš negaliu, aš važiuočiau, bet aš negaliu. Pagal plotą. Ne, slenka visi spalpasi. Taip, nusipirkau tokių kaip spagečių. Nu, jie šiaip neblogi tokie, tai vad gaila, tai normai labai didelę pakuotę. Nu, nieko, aš per pusę. Rytoj pasiliksiu. Pasiskaninsiu, aišku, nes turiu kuo skanintis. Gal būtų namų gamybos, tai dar susivalgytų tą pakuotę. Bet čia ne namų gamybos, jinai vis tiek nėra tokia skani. Va, labai gerai turėti tokį indą su dangteliu, būtinai turėkite tokiems nesuvalgytiems dalykam. Rokiškio sūris be laktozės, nes kažkaip ant senatvės pradėjau laktozės netoleruoti. Vien nuo kvapo pradedi jau tau iškart susuka. Kaipgi makaronai? Kaip makaronai be šio ingrediento? Be tomato. Bet jau kai jau pašils, dabar dar jau nereikia. Pirmiausia, kad būtų skanu, nes jeigu bus neskanu, čia taip atrodo, kad daug nelabai čia yra daug. Aišku, namuose, jeigu būtų savos gamybos, šitokį suvalgyti, man būtų jokas jokų reikalas. Bet kai nelabai skanu būna pirktiniai, tai taip sunkoka būna įveikti. Tai kaip šiandien sekėsi? Nu, žinokit, šitam darbe, ypač man, nu niekada neplanuok iš anksto. Ir dar taip suplanuok, kad būtų labai viskas idealiai. Aš dabar būčiau nuo pusę dienos sėdėčiau tenai kaviniai su kompu, savo ramiais pakainai, ilsėjusius. O dabar aš tai 7 valandą baigiau darbą, kažkokio tai dabar parkingė be patogumų, nu ten, kaip sakant, prie kelio kažkur tai nakvoju, nes ten toj vietoj, kur vis tiek nakvau, ten yra privatus parkingas, matau paženklai naujai pakeisti, tai kažkaip pabijojau jau stoti. Jau buvau, kad aš ne naktį atvažiavau, tai mane labai ten užmatys. Tai ką? Kaip per vienų kažkokius nesąmoningas tvarkas, tau nukenčia praktiškai 2 dienos ir sekančias. Šiandien galvau, reikia atvažiuoti tenai išsikrauti rūbus. Tai kokia gerai, kad mano nuojauta, kaip gerai, kad yra nuojauta pas mane. Aš dar gerai, kad neatsivilkau 6 ryto. Galvau, anksčiau viską pabaigsiu greičiau. Bet kažkaip gerai mėgojasi, patingėjau ir galvau, nu tiek to, ant 9 atvažiuosiu. Tai ačiū Dievui, kad netėjau ant 6 ryto. Atvažiuoju, ten pasirodo jiems tik tai pagal registraciją, kuriuo metu. Nu ir aišku, kažkasgi pamiršo užregistruoti. Tai aš nuo 9 iki 1 tenai prastovėjau tam iškrovime. Bet kodėl ten jiems reikia taip, aš nesupratau, ten yra grinai išsidirbinėjimas iš vairuotojų. Patys darbuotojai ten viskas gerai, ten liuks. Patys iškrauna dar, nors ten pas mane ir sudėtinga iškrauti, patys iškrauna. Bet kokia prasmė tokio laukimo ir kodėl negali iškrauti iš karto, jau kad dar nedaug, dar busikas, aš niekaip nesupratau. Dar suprasčiau, jeigu tenai būtų, kai būna ten Kiuhenageliuose arba Amazonuose, kur ten didelis judesys, ten fūrų daug, ten, kaip sakant, darbo daug. Ten nieko nėra, ten išvis jokio, net fūrų nebuvo. Ten išvis jokių darbų nevyko. Tai vienu žodžiu, pusę dienos nuėjo aš atostogos. Tada, aišku, beliko man tik tai daug dievė išsikrauti motociklą. Jau to kito taško niekaip.
Nuvažiuoju į tą motociklą, servise parašyta, išeina, visi atostogaujame iki rugpjūčio pabaigos. Nu tai ten gerai paskambino kažkam tam serviso kažkam savininkui ar kam ten, kas tą motociklą vežėsi, tai atvažiavo ten ir ačiū Dievui, kad dar dirbo Toyota centras, ten kažkoks šalia. Tai tenai surado tos vyrus, rampą rado, kaip kitą motą nukelti, nes šiek taip antūra atvažiuoji. Jis tai nors tą motą išsikrovė, bet jau buvo 5 valandas. Nu tai dabar beliko detalės išsikrauti kažkokius grąžinimus, nu ir ką. Dabar sėdžiu tokiam kaip bomžara vėl aš kažkur pakrūmėse. Nors jau būčiau Olandijoje, kavinėje sėdėčiau su kompu. Dabar prie kompo negaliu, nes išsikrovęs, nėra kur pasikrauti. Ir rytoj, čia kol dar išsikrausi, čia nuo 9 dirba, tada per visus kamščius, tenai visą dieną prasiknisi, ir tada tenai. Nu, ir va taip va viskas sušiko, tau praktiškai, va kaip sugadina visą dieną tau. Ir aš jau pastebėjau, kad niekada čia neplanuok, nes aš kaip tik tai suplanuoju ir man labai tas planas gerai gaunasi, tada visada sugriūna. Ir svarbiausia, kad tą planą sugriauna tas pakrovimas arba iškrovimas, kuriuo tu nesitikėjai, kad tenai sugriaus, nes niekada nebūdavo problemų. Надо хуй дома. Domas kroviniai. Į Vroclavą. Nu ką, antrą dozę varau, antrą dieną, nu čia biški daugiau dar eina peklam. Bet kai sukepa jis, tai daug nepasidaro, kažkaip tai biški sukrenta. Čia taip išsklaidžius taip daug atrodo. Ir štakų video čia daug didesnis, čia mano keptuvė, beje, keptuvė, atsiminkit, čia yra mažytė. Čia nedidelė keptuvė, ne ta ten standartinė, čia pas mane mažytė, čia man vos telpa į tą keptuvę. Biškinai per maža man. Bet tai kad va, nėra kur daiktų laikyti, dėl to aš viską mažą ir imu, nes nu nėra kur dėti daiktų. Čia žiūrėkit, pas mane koks šalmanas, va. Vien dėl to, kad kažką čia išsikipt, va, kiek aš turėjau daiktų pasidėti ant to, čia pas mane šalmanas visiškas. Ten visokių... Nes jeigu aš gražiai susidėsiu va čia po sėdynę, tai aš tų daiktų nebepasiimsiu. Aš jau pamiršiu, kad ir tas kriaušės turiu, dar kažką, tai jos taip ir desivežiosiu. Bet čia labiausiai užknisavo tas vietos nebuvimas. Autohofo aikštelė. Tvoras kaip kokiam kalėjime. Kad niekas neišeiktų iš aikštelės. Neperliptų, bet taip atrodo kaip kalėjime. Įkalinti furistai. Tai va mane buvo sustabdę čia Olandiją. Tik įvažiavau į Olandiją ir žiūriu pasėdį su motociklu stovim. Bet aš visą laiką pajuntu, kad mane stabdys. Ir aš kažkaip pajutau, kad tas motas už mane, bus. Bet jie iškart nepula vytis. Po kiek laiko žiūriu atsiveja. Nu, tu kur mes galvoju? Nu, bet nieko, jie tenai tik patikrino dokumentus, man pasižiūrėjo, taip vizualiai ir ką vežu. Bet svarbiausia klausia, kur važiuoju. Nu, aš jam pasakiau, kad Olandijai tenai, ten miestą pasakiau. Tai dar vis tiek, sako, parodyk navigaciją, nes pas mus tas Google Maps'as įjungtas, parodyk navigaciją. Nu, patikrino dar navigacijų, ar tikrai aš to taip teisybę pasakiau. O kokie gal nepatikus. Kaip visada, čia iki cirklio 26 minutės, man čia 29. Nu, vėl Šumacherio gyvenimas, 7 ryto Suvalkai, stebėkit. Jau kamščiai. Visi į Lenkus važiuoja, į Turgų turbūt visi važiuoja. Liko 4 minutės. Nu, pasisekė, kad nieks ten poste manęs nesustabdė, nors ten jie budėja. Bet pralekiau pro postą policijos 80. Kokie Lenkai turbūt būtų sustabdę. Lietuviai matyt patingėjo lipti iš mašinas. Bet čia 4 minutės. Nu, čia dar pažanga, čia 4 minutės, nes būdavo... Minutę buvau vienas iki, 30 sekundžių suspėjusi. Stiprus vėjas, smarkus lietus, gali virsti medžiai. Nu labai gerai važiuoju. Kokia tema pakalbėti šį kartą? Na, pagalvojau, reikia pradėti, aš čia dar valgyt gaminuosi. Reikia pakalbėti tą temą, irgi su vairavimu susijusią dabar tokį ciklą padarysim. Nes mane labai tas erzina, kai aš skaitau kažkur tai, aš galiu knygą apie tos vairavimo ypatumus parašyti ir visą kitą.
Kaip per spaudą, per visur, mums pudrina smegenis. Greitis. Dėl visko kaltas greitis, visur tuos radarus stato, visur visą greitį tą mažina, erzina visus vairuotojus ir visa kita. Ir iš tikrųjų čia jie tik tai, kaip sakant, terrorizuoja tuos normalius, dar likusius normalius vairuotojus, kurie nori važiuoti, o nesmaukytis kelyje. Ir kurie dar moka važiuoti. Juos visaip terrorizuoja iš visų pusių ir visiems pudrina smegenis, kad čia dėl visų avarijų ir viso kito yra kaltas tik tai greitis. Nu taip, jeigu aplamai paimsi, taip jau visiškai aklai ir visa kita, nu taip, aišku, greitis. Bet tada gerai, jeigu jums tas greitis, tai gerai, važiuojam visi visur 50, visur važiuojam 50, tada iš vis nebus tų įvykių. Mieste slenkame 15 km greičiau, autostradose 50 ir tada nebus tų įvykių. Kabutėse nebus. Patikėkite, žiopliai atras vienas kitą. Tikrai ir prie tokio greičio jie susikals. Ras kaip susikalti. Todėl čia tikrai nepanacėja. Bet važiuojame, va taip lėtai, tada iš vis nieko nebus. Jeigu jau čia taip greitis svarbu. Jeigu jums atrodo, kad čia greitis kaltas. Čia tikrai, čia tas greitis ne prie ko. Tai aišku, čia prasidės komentarai, čia oi visi kažkur skuba. Tikrų vairuotojų, kurie supranta vairavimą, vis bendrame sraute yra 25% kažkur ir tai ne visada. Tai tie patys visi idiotai, žlobai, flegmatikai, žiopliai, tie patys jie ir komentuoja, nes jiems irgi, aišku, atsiminkite, net jeigu aš važiuoju autostradu 110, važiuojantis ant 90, jis yra praktiškai stovintis vietoje, mano tuo atžvilgiu, o ten tie, kur lėčiau važiuoja, iš visi tenai stovi autostradui, bet jie tokių to nesupranta. Ir paskui jie komentaruose ir rašo, oi, kiek čia daug lakstančių. Taip, jeigu tu slinksi 80 ar 50, nu tai 80, dėlėsim čia, galima 100 dėlėsim, tai tau visi bus lakstantis. Arba jeigu tu slinksi 30, kai galima 50, tai tau irgi visi bus lakstantis aplinkui. Ir jie iš tikrųjų yra nemirtingi ir bebaimiai. Aš nesuprantu, kaip jie nebijo taip važiuoti. Ir kas juokingiausia, jie bijo važiuoti, bet važiuoja pačiu pavojingiausiu būdu. Slenka 80, antra juosta dar nors yra 3, pirma juosta laisva. Fūro ten iš abiejų pusių fūros arba ten prieš pat nosį prisirikiuoja. Ir čia moteriškių ypač, manau, jau ir vyrų yra dar geresnių. Dabar jau ir vyrų yra tokių, kad ten ir moteriškės aplenkia. Bet vis tiek pagrindai yra moteriškės. Aš kartais, kai mane užknisa visi, aš irgi tampu to dėl bajovų. Specialiai visus knisu, protą knisu. Bet man ilgai kantrybės neužtenka. Bet man baisu važiuoti. Aš pradedu važiuoti 80, aš net 95, jeigu važiuoju. Man, žinokit, yra baisu iš tikrųjų. Nes aplink tave visi lekia, lenkia, nardo, dar kiti pakirtinėja, dar ten, visokių būna. Žinokit, tikrai baisu važiuoti. Tai kuri ten važiuoja dar lėčiau, jūs esate bebaimiai. Arba jūs važiuojate nieko nesuvokdami, kas vyksta aplinkui. Nu, aišku, paskui jūs rašot komentarus, oi, tikrai čia greitis kaltas, visi čia laksto. Tai taip, jeigu jūs važiuojate taip lėtai, tai čia visi jūs lenks. Aš, pavyzdžiui, kažkada galvau irgi, iš pradžių galvau, nu gal aš čia lakstau, gal aš čia, kaip sakant, nes aš prisipažįstu, aš esu kelių chuliganas ir esu agresyvus chuliganas. Bet aš netame, aišku, kitas gal pasižiūrės, kaip aš vairuoju, nepasakytų, kad aš chuliganas, bet aš save laikau chuliganu ir agresyvių gana. Aš laikaus taisyklių, bet jeigu mane sunervuoja, matau tokį koks nors žlobą, aš galiu kirsti ir ištisinę liniją, aš net ir dvigubą galiu kirsti, jeigu mane tikrai užnervuos ir aišku, aš ten įvertinu situaciją, aš esu kelių chuliganas su savisaugos jausmu. Aš rizikas įvertinu, jeigu rizikuoju, aš visada pagalvoju, visada turiu minty atsitraukimo planą, kas bus, jeigu bus. Jeigu aš jo neturiu, aš nerizikuosiu. Aš tokia su savisaugos jausmu.
nerizikuoju taip, kad tenai, kaip kiti ten būna, jau ten nu, tikrai rizikingai. Bet ir aš galvau, gal aš kartais pati, gal aš čia labai lakstau, kur nors ten darau ir man taip atrodo, kad visi čia nais tokie žalobai, flėgmos ir visa kita. Pradėjau už tave specialiai stebėti. Nu, aš važiuoju leistinu greičiu. Aš dabar net važiuoju lėčiau negu leistina. Kažkur tai 5 arba 10 kilometrus. Nu, nebent jeigu būna tuščias kelias, tada aš jau važiuoju normaliai. Bet taip, kad manęs niekas nenervuotų, aš jau pradėjau važiuoti lėčiau. Lėčiau pradėjau važinėti. Ir aš juos visus lenkiu. Tai apie ką kalbam? Apie kokį greitį mes kalbame? Kas čia man pudrina smegenis? Kur jūs tos lakstančius matote? Aš daug važiuoju, pravažiuoju čia pilna visur, Lietuvoje irgi. Aš nematau lakstančių. Aš net ir to keliu, ten, kur į Kėdainius, į tą Latviją reikia važiuoti, važiuoju. Nu, nėra ten tų tiek lakstančių, kad tenai šakės. Taip, atsiranda tų tokių, kur ten lenkia, bet ir atsiranda dėl ko, paskui pašnekėsim. Jeigu aš normaliai važiuoju normaliu greičiu, leistinu greičiu, normaliu, nesismaukau ten daug lėčiau, nespaudalioju stabdžio be reikalo, normaliai sankryžose elgiuosi, išvažiuoju laiku, nestabdau tenai. Nu, žodžiu, prognozuojamai važiuoju, paskui mane net naujausias bembas važiuoja, jis manęs nelenkia. Net jeigu aš jam siūlau lenktis, manęs nelenkia. Juo labiau rizikingai. Tai kaip suprasti? Aš nematau tų chuliganų. Kur jūs tos chuliganus matote? Nu taip pasitaiko jų, bet jų visada buvo, yra ir bus. Tais radarais nuo jų neapsisaugosite. Nes jie turi įsirengę tas antiradarus, galų galėt ir mes patys tas programėlės įsijungiam ir visus radarus mums parodo. Kol nebus realios policijos stovinčios ir gaudančios juos, tie radarai nepadės. Tie radarai, kaip aš sakau, yra reketo būdas pasiimti iš jūsų pinigus už nieką. Už nieką. Nes jie visi įrengti, nu, ten beryšiškai. Arba ten vienas aš avariją padarė, viskas, ten radarą reikia. Nu, čia vienu žodžiu, apie tos radarus, gal bus kita tema. Tai kur jūs matote tos lakstančius? Tai dabar dėl ko vyksta tos avarijos? Aišku, ten galutiniam variantui, ten greitis. Jeigu būtum lėtai važiavęs, taip nebūtų buvę. Nu, bet tai kiek tu gali smaukytis? Pavyzdžiui, važiuoji tenai, pasižiūri, galima važiuoti 90, slenga koks nors tenai, nors blondinė. Nu, dažniausiai blondinės ir kebabai. Nu, kebabus aš pensininkais vadinu. Apie 60. Ir dar važiuoja taip, kad tenai neprognozuojamai. Tai jisai stabdo lygioj vietų, neaišku dėl ko. Žiedė tenai stoja, kai nereikia stoti, arba tenai iš visam vos juda, vos išjuda. Visus raudonus renka. Tai kiek tu paskui tokį važiuosi? Mane, pavyzdžiui, nervas ima. Mane grinai ima nervas ir aš esu nervuota. Arba jeigu aš taip lėtai važiuoju, aš esu pavojingesnė važiuodama lėtai. Aš neturiu ką veikti. Mane ima miegas. Aš tada pradedu ką nors veikti už vairo. Aš jau pradėjau telefonę sėdėti, nors niekada gyvenime nesėdėjau telefonę. Aš jau pradėjau sėdėti telefonę, nes aš neturiu ką veikti už vairą. Aš taip lėtai važiuoti negaliu. Man turi būti mano ritmas, bet tokį ritmą, kokį čia visi primeta, aš mane miegas ima. Aš esu pavojinga, aš atsijungiu nuo kelio. Aš pradedu, jeigu, pavyzdžiui, mieste tenais lenki 30, aš atsijungiu nuo kelio. Aš nematau pėsčiųjų, aš ten kažką svajoju, dairausi. Aš nebe kelyje esu. Aš jau pradedu kai kuriuos supras, kurie sėdi telefonuose. Tai va tokie ir sėdi, nes jie nebeturi ką veikti už vairo, važiuodami lėtai. Bet čia kita problema yra. Terrorizuoja vien tai, kad avarijas čia dėl tų greičių, dėl tų go. Oi, ten va lėkė, lenkė, avariją padarė. Kodėl nieks nenagrinėja, o dėl ko jisai lenkė? Arba ten ta avarija įvyko. Taigi ne dėl greičio iš esmės jinai įvyko. Tai jeigu čia dėl greičio taip pliektųsi, tai čia tose vokiečių autostradose, net ir Lenkijos čia ištisai pliektųsi. Nes čia būna taip pralenkia, tokiu greičiu tave pralenkia, kad tu ten nespėjai mašinos markės pamatyti. Ten kad 220 ten turbūt nulekia, ten tik tai garsą išgirsti, kad ir spalvą mašinos pamatai. Viskas. Tai žiūrė, visi pliektųsi. Man pliekėsi dėl to,
Dėl priežastis yra tas, kad yra žiopliai, kurie važiuoja ir tau išlenda prieš tavo greitai važiuojantį. Nes pilna yra tokių variantų, kad ir fūros, pavyzdžiui, būna tam busikai atsitrenkia į fūros galą. Oi, užmigo busikas ir atsitrenkia į fūros galą. Ir niekas daugiau nenagrinėja, dėl ko. Fūristas jis, aišku, neprisipažins, dėl ko, kas buvo. O jeigu nėra vaizdo registratoriaus, viskas. Čia kaltas, kas į galą atsitrenkė. Bet kiek yra variantų, kur taip, tikrai važiuoji. Aš niekada visą, kai važiuojat, niekada nevažiuokite, jeigu matote, yra pilnas kipišas fūrų. Geriau kuo toliau nuo jų. Nes būtinai kam nors reikės lenkti. Dabar, žinokit, ten tų profesionalų prie fūrų mažai yra. Dabar tada patikėkite pilna visokių indusų, iš visokių Pakistano indusų, visokių afrikiečių tenai, kurie ten iš visas teisės gal nusipirkė. Ir visokių varijuotų pilna yra lygiai taip pat kaip ant lengvųjų jau. Ten tų profesionalų jau irgi mažai. Čia profesionalai visi jau dirba ten kur nors Švedijose, Norvegijose. Čia jų irgi mažuma jau daras. Ir tu būna važiuoji, nukreipsi kažkur taip sekundai dėmesį, ar norėsi kažką lenkti, nukreipsi taip dėmesį, atsisuki, o tau fūra prieš akis. Jinai sumastė lenkti, net posūkio neparodžiusi, būna, kad ir posūkio neparodo. Nereva taip, kad tik tai įsirikiuoti. Jiem nesvarbu, kur tu dėsiesi. Jeigu tu netkreipi dėmesio, gali va taip ir atsitrenkti, atsakys, va, užvagai prie vairo. Nors iš tikrųjų ten tave fūristas pakiša. Tai va tokie va patys būna. Ir su lengvaisiais nesiorientuoja, bet kiti yra, dar fūristas jisai sąmoningai tave pakiša. O tokių tarp lengvųjų yra, kurie grinai nesiorientuoja. Yra tokių žioplių, kurie jį nesiorientuoja fizikoje. Absoliučiai. Dar kiti galvoja, jeigu parodė posūkis, turi vos nepirmenybę. Ir jisai lys ir viskas. O kad tenai ta mašina ateina ant 220, o tu įlindai ant 80 kokią, arba netikėtai išnėriai, ir viskas, tau kapėts. Tu net norėdamas nesustabdysi. Gerai, jeigu turi variantą išvengti. Bet kai eismas yra didelis, ten tu gali net neturėti variantą, kur trauktis. Ir va tokių žioplių yra, ir va per tokius žioplius dažniausiai ir vyksta avarijas. Arba dar daug tokių yra variantų, kurie, jie iš vis neaišku, kas jiems būna. Dažniausiai irgi yra tokių moteriškių, tikrai esu mačius, kurie nemoka rikiuotės be stabdžių. Jie sustoja, vos nesustoja ir rikiuojasi. Arba stabdo ir rikiuojasi. Yra tokių, tai dar gerai, jeigu tik tai pastabdė ir įsirikiavo. O buvo tokių, ir aš esu mačius realiai, kaip visada moteriškė kebabas, kurie vos nesustoja ir tada rikiavosi į antrą eilę. Tai įsivaizduokit. Tai tokie neprognozuojami yra. Ir toks važiuoja kitas drąsiai ir va taip užsirausi. Ir vis sakys, o čia labai lėkiai ir atsitrenkia. Taigi čia va tas įlinda. Čia kaltas yra tas, kuris valinda. Tas kitas, kuris sudarė tą situaciją. Arba dažniausiai, va čia Vokietijoje būna, kažką pamato ir viskas. Ir iš karto, kaip aš juokauju, vienas paspaudė stabdį, 10 apsišiko aplinkui. Čia realybė, yra Vokietijoje ypač. Vienas paspaudė stabdį, 10 apsišiko ir iš karto važiuoja 50 km greičiau kilometriniais atstumais. Ir visas kamštis. Ir taip netikėtai, kas nors gali tikrai, taip staigiai tau dėjo ant stabdžių, o tu nesitikėjai. Ir juobu, nes kiti būna, tu važiuoji, tu maždaug matai aplinką ir maždaug orientuojas, kaip ką daryti. Ir tu matai, kad liktai nieko nevyksta, ko ten stabdyti. O kitam kažkas sušvietė jam. Bet kai jis kažką pamatė, ir pamatė ne prieš save, o kažkur tai kelkraštį. Va čia dėl to avarijas. Plius, pavažinėkite. Jūs pastebėkite, ką visi veikia už vairą. Ir kaip jie vairuoja. Čia jūs išsigasite, žinokite. Nes dažniausiai mes visi galvojame, dažniausiai, kai važiuojame, mes galvojame, kad visi yra tokie patys kaip mes. Tai jeigu jūs gerai važiuojate, jums čia viskas, o tai jūs galvojate, kad visi aplinkui tokie. Tikrai jau taip yra. Ir aš net, jeigu aš pavyzdžiui, žinau, kad taip nėra, bet aš vis tiek irgi taip daug, vis tiek man pasąmonėje va taip įsivaizduoju, kad čia visi tokie kaip aš vairuoju. Nors realiai taip nėra. Čia visą laiką reikia žinoti, kad aplink yra vien tik tai idiotai. Kitaip bus šakės.
Dėl to visada reikia strateguoti, žiūrėti kaip, kas, kur, kada, kad numatyti tas situacijas. Bet tas numatymas ir stebėjimas aplinkui, kas vyksta, tau labai daug avarinių situacijų pavyksta išvengti. Ir aš kartais vis tiek pasižiūri, kas ten tokia vairuoja. Aš jau ant tiek akį atmušus, aš jau žinau iš tolo, pagal mašinos, kaip jinai vairuoja, kaip jinai pasuko, kaip aš galiu pasakyti, kas už vairo, ko iš jo tikėtis ir panašiai. Tikrai, net pagal mašinos markę galiu pasakyti. Ir BMW čia tikrai ne pati blogiausia mašina. Ne ta prasme, kad ten lakstūnai. Tai va, kaip tik jie yra smaukūnai, tie iš su naujais BMW-ais. Ir jūs pastebėkite, jūs žinokit, kai taip susimastai ir pastebi juos, žinokit, darosi baisu vairuoti. Aš tikrai jau pradedu bijoti, aš noriu darbą mesti dėl to, kad aš jau bijau vairuoti. Nes aš kai pasižiūriu, kas sėdi už vairo, kaip jie vairuoja, man darosi baisu. Ten vien pasižiūri į jų sėdėseną, kaip jie vairo laiko, įsėdėseną. Jau viskas aišku, kas per vairuotojas. Ten viskas aišku, kas per vairuotojas. Aš kai padarysiu atskirą video, gal ten gausiu tos kaip patyčias, aš ne žmogų rodysiu, bet pati tas situacijas, kaip atrodo. Ir kaip jie ten sugeba taip vairuoti. Bet ten iškart matosi, kas per vairuotojas. Ten tarpinės, jos yra tarpinės, jos ten yra visiškos nulis vairuotojai. Ten tik tai tiesiai važiuoti ir viskas. Dėl to jos ten daro tas kamščius avarinius situacijas, nes jie nieko nestrateguoja, jie ten mato tik tai čia ir dabar ir jie nieko aplinkui nemato tik tai prieki. Plius, pastebėkite, ką veikia už vairą. Kiek jų yra sėdinčių telefonuose. Aš nekalbu apie tuos, kurie va taip šneka. Šitie čia yra mažiausia bėda, tie, kurie ten pakelia ragelį, taip prie ausies praglaudę šneka. Čia jie kalba, čia bala nematė. Šitie yra nepavojingi, sakyčiau, labai jau tai per daug. Bet dauguma jų sėdi telefonuose, grinai SMS, ten arba TikTokuose, arba ten kokiuose Facebookuose, aš nežinau, bet taip grinai pasiėmė, jie nežiūri į kelią. Tai dabar aš dar kitaip, aš juos vadinu dročintojais. Atsirado dročintojų klasė. Žinau, kas tie dročintojai. Tai va, kad nieks nematytų, nes dabar, žinot, bijo policijos. Tai jie va taip pasideda tarp kelių tam telefonų ir jie va taip pasilenkia, tenai kažką naršo. O taip, aišku, iš šono tai gerai atrodo tenai, Tai aš tais dročintais vadinu. Tai ten iš vis kelio nemato. Aš tada, pavyzdžiui, laikiklį tą telefoną įsidėjusi, ten kokį tiktoką, ten, vieną akį užmeti, tai nesėdi ten ištisai, bet taip, tai kad akį užmeti. Tai dar nieko, o šitą jie iš vis kelio nemato, arba tenai matai, kad į kelią jis net nežiūri, ten gal kiek probrekšmis. Ir slenka, ir daro kamštį to pačiu. Tai čia va tokius va reikia gaudyti. Ir aišku, gaudyti ir bausti ne tos, kur tenai kažką paspaudė tenai, arba, kai sakant, ten pakėlė ragelį. O va tokius va grinai tos dročintojus, kurie ten iš vis į kelią nežiūri. Tai čia telefonas dar, aš mačiau knygas skaitančių, va knygas skaitančius, čia iš viso viršūnė. Arba ten valgo ką nors, valgyti, bet gerai, aš tai valgo, bet kitas, mačiau, dar fūra, vienoj rankoje kebabas, kitoj telefonas ir vingiuoja po kelią. Va tokių tai jie gaudo, nebaudžia. Ar tu tokį pralenksi, dar baudą gausi, nes tipo tu greitį viršijai. Bet kad tasai aklas važiuoja, tai jam vienodai. Kitiems jų negauda. Ir tų avarinių situacijų kūrėjų. Va šitie va kūrė avarinės situacijas kelyje. Verčia manevruoti, lenkti, dar pas kažkur ten vingiuodamas padarys kur nors avarinę situaciją, ar iš vis atsitrenks kažkur tai. Kiti ten, matau, iš vis ten diskusijas veda su keleiviais, perskreipęs ten į kitą pusę, ten į tą kelią matos irgi nežiūri. Va policija, va kur reikia dirbti, va čia va jūs tokius va bauskit. Aš nesakau, reikia autostradose, kad būtų, kai yra 3 juostos arba 2, padaryti greičio ribojimas nuo kiek, kad būtų ne tik tai, kad tave baustų už greičio viršymą, bet ir už tai, kad tu per lėtai važiuoji. Kad, pavyzdžiui, 1, 2 juosta, 3 nelėčiau 100, viskas. Kad atsikratyti tų antro eilininkus lenkančio 80 ir nepraleidžiančių dar nieko. Tai darančio avarinės situacijas. Bijai važiuoti, važiuok 1 juostą ir netrukdyk eismo. O jeigu dar lėčiau važiuoji, baudą gaudi. Kad būtų radaras ir už lėtą važiavimą. Kiek galima terrorizuoti tos normalius vairuotojus, kurie nori vairuoti, o nesmaukytis. Tai sakau, jūs pastebėkite, kas darosi už vairo, kas sėdi ir ką jie ten veikia. Jūs pasidarys baisu vairuoti.
ten iš visko matosi, kuris yra tarpinė, kuris vairuotojas. Čia apie tokius visokius egoistus, tos pochuistus ir didelius ir kitus, aš jau ne, čia bus kita tema. Čia apie tuos, kurie sudarinėja, nuo ko iš tikrųjų kyla avarijos. Tai, kad tenai yra pilna žioplių, kurie, nežinau, kurie arba iš vis nesiorientuojančių kelyje, aš nesuprantu iš vis, kaip jie iš vis egzaminus išlaiko, jeigu jie elementarių tokių dalykų nežino. Mes iš vis, mano laikais, aš iš viso praktiškai teisės už nieką gavau. Viską išmokau pati kelyje. O čia aikštelėse mokina, egzaminai sudėtingiausi, teorijos viskai testai. Keliuose visiškai nuliai. Tai gal gana tos tokius egzaminus daryti, gana pagal tos maršrutus važinėti. Man iš vis yra kvaila tie maršrutai. Jūs pakeiskite tą maršrutą, jis tas vairuotojas gal net neišlaikys egzamino niekada. Nes jis išmokęs pagal tą aklai išmoksta tą maršrutą ir išlaiko iš 10 kartą. O pakeisti jam situaciją, jis vairuoti nemoka. Bet aš nesuprantu, kaip nemoka, tai kas ir kaip jūs tą mokina. Bet čia vėl kita tema. Tai vat, nuo ko tos avarijos? Ir nuo šitų žioplių, telefonščiukų sėdinčių, kažką veikiančių už vairo, nesiorientuojančių iš vis prie vairo, ten kai kuriems iš vis negalima iš vis prileisti prie vairo, bet jie yra nebaudžiami. Ar tu juos pralenks ir gausi baudą dar už tai, kad tu juos pralenki. Nors iš tikrųjų jie yra pagrindiniai kaltininkai. Dar aš noriu, kaip sakau, perspėti visus, kad šita mano nuomonė yra visiškai subjektyvi, todėl nepradėkit čia pulti, kad oi, čia nusišneki ir panašiai, kaip dažniausiai būna, bet čia dažniausiai tokie, kaip aš sakau, ir bendroji masė yra tik 25% normalių vairuotojų, visa kita yra, kaip sakant, tarpinės. Taip ir čia, tos visos tarpinės taip pat ir komentuoja, nes jiems atrodo, kad taip yra ir viskas. Kiekvienas, kaip sakant, iš savo patirties, ir aš kalbu iš savo patirties. Konstruktyviai diskutuoti galima, aš galiu tik tai su tais, kurie per savaitę nuvažiuoja ne mažiau 5000 km ir kurie yra pastoviai kelyje. Ir išmaišę visą Europą. Tie, kurie tenai nuvažiuoja tai iki darbo 5 km ir namo, ar ten paturistauja kažkur tai iki Klaipėdos, ar ten vieną kartą buvę kažkur tai ten iki Lenkijos, ar kažkur tai. Čia aš neskaitau, čia jūs dar neturit patirties, jūs čia nesate dar vairuotojai. Aišku, aš nesakau, neabsoliutinu visų, yra, kur yra mažai važinėja ir jie gerai važiuoja. Bet aš čia kalbu apie tą bendrą masę, kuri yra. Apie tuos išskirtinius, kurie tenai, aš irgi, pavyzdžiui, aš net teisės gavau už nieką gavau. Aš viską išmokau pati eisme. Mūsų net aikštelėse nemokino važiuoti. Todėl aš net nesuprantu, kaip dabar su tiek mokslu taip visi važiuoja prastai. Jokio supratimo neturi. Todėl aš net ir sakau, kad mokyti bent jau teorijos turi pradėti jau mokykloje. Nes visi, kuriems vaikystėje tėvai davė pavairuoti ar dar kažką, tai jie jokių problemų neturi su vairavimais. Kaip ir aš, man duodavo pavairuoti, ant kelių vairuodavau, paskui nebe ant kelių. Aš žaisdavau su mašinytėm, ženklus kelio ten karpydavau, visus ženklus žinojau. Kažkaip pati savaime. Ir man jokių problemų nebuvo su vairavimu, absoliučiai. Tai reiškia, reikia nuo vaikystės diegti. O dabar, kaip sakant, žmogus susiformuoja viską ir išmeta į tokį, jeigu jis dar yra savaime žioplas, tai jiems šakės. Todėl šita nuomonė yra grinai subjektyvi, bet jinai vis tiek paremta yra praktika, kur aš važiuoju ir stebiu viską. Plius, net aš, kai sakau, ten tarpinės, aš nesu, kad prasme įžeisti, bet tarpinės, tai tarp vairo ir sėdinės, tai yra žmogus, kuris, jis nemoka vairuoti, jis tik moka laikyti vairą ir daug dievė paspausti stabdį. Atsitikus kokiam nors situacijai, jisai pasimes, jis nieko nežino, jis iš karto pasimeta, jisai ten, kaip sakau, 5 minučių yra, 2 ir 5 minučių tormazai yra, kurie atsičiūkina va taip po 5 minučių ir atsimena, kad turi gazą, ar dar ten kažką pradeda veikti. Tai čia grinai va tie tormazai, tos tarpinės. Tai, bet ir yra tai profesionalai, čia kaip mes, kai važiuojame. Taip, oficialiai jie skaitosi profesionalai ir visa kita, čia mes patyrę. Bet iš vienos pusės aš vis tiek skaitau, kad mes visi esame už vairo tarpinės. Tik tai vienas yra su patirtim, kitos be patirties. Kitos ten, kaip sakant, biškai geriau vairuoja, tokias, kaip sakant, pažengusios tarpinės, bet vis tiek net ir aš esu tarpinė šiokia tokia.
Aš tikrais profesionaliais vairuotojais, kurie moka vairuoti ir kurie tikrai prie vairo, kaip sakant, žino, kaip elgtis su mašina, skaitau, kad jie profesionalūs yra tik tai, žinot kas? Sportininkai, kurie važinėja ralio varžybose. Va šitie vieninteliai yra tikri vairuotojai, kurie žino, kaip elgtis su mašina, kaip ją valdyti ir panašiai. Visi mes, net ir su fūra ir su kitu, mes esame tarpinės, tai tam tikrais laipsniais. Nes mes tik tiesiai praktiškai važiuojame, mes neturime ekstremalių situacijų praktiškai ir mes nežinome, ką mes darytume iš tikrųjų ekstremalioj situacijai. Tai kai ištinka ta ekstremali situacija, tas sėkmės iš tos situacijos išėjimas priklauso nuo tavo patirties ir tavo šaltų nervų tik tai. Tik tai. O jau štai, pavyzdžiui, tie, kurie jau moka valdyti mašiną, jie jau, kaip sakant, moka, jie žino, ką ten, kur, kaip. Tai sakau, ralio sportininkai yra tikrieji vairuotojai, kurie tikrai moka vairuoti. O mes čia visi esam tik tai tarpinės. Todėl neįsižeiskite čia visi ir nepriimkite labai asmeniškai. Aš daugiau kalbu apie bendrą masę, o ne apie kiekvieną ten konkrečiai atskirą individą. Dar žinote, kokiu principu reikia vadovautis kelyje? Geriausiai. DDK principu. Ir toks DDK principas. Gal jau supratote, kas tas yra? Čia sutrumpinimas. O tai reiškia, DDK reiškia duok durniui kelią. Nesvarbu, kas jums tenai kelyje, jūs ten pakirtinės, ten jūs erzins, provokuos. Duok durniui kelią, kaip sakant. Geriau būtų, aišku, ten užverda kraujas, ten irgi norisi, kaip sakant, atkeršyti. Ir ypač, kai būni pavargus, ten aš esu tokia irgi, kaip sakant, aš esu tokia koštakošė, aš noriu mokinti. Bet aišku, visą laiką reikia įvertinti rizikas ir visą kitą. Plius reikia prisiminti, kad tokie visokie provokuotojai, erzintojai, dar kažką darytojai, jie gali tyčia taip elgtis. Kai kurie gyvūnai specialiai provokuoja avariniams situacijoms ir gali specialiai jūs provokuoti. Todėl reikia tai turėti omeny, kad čia nebūtinai dėl to, kad jūs kažką padarėte, ar jam kažkas nepatiko. Kitas gali tiesiog tyčia jūs provokuoti, kad sukeltų avarinę situaciją ir jūs liktumėt kaltas. Todėl geriausia yra neįsivelti. Kai ten aš čia GPT atsimenu klausiu, ką daryti, kad nenervuotų visi taip važiuojant. Tai vienas labai geras patarimas parašė, bet ir tikrai jisai veikia, kad nevažiuok arti galo. Taip, kai būna kiti prilimpa tau prie uodegos, arba kai nori pralenkti, prilimpa prie uodegos, tai nervuojasi. Ir tikrai tada labai nervas ima, kad tu negali greičiau važiuoti. Tu atsilik, kad nevažiuotum paskui tą uodegą ir tau praeis tas nervas. Ir tikrai žinokit, erzulys praeina. Todėl ir čia duokit durniui kelią, tegu jis ten savo važiuoja ir nervuojasi. Nes kiti grinai iš jūsų tą energiją ima. Yra tokių, grinai, negalvokit, kad visi kelyje yra tenai gerybiniai, ar ten žioplė, dar kažko. Yra nemažai ir piktybinių, kurie tyčia elgiasi taip, kaip elgiasi. Jie specialiai taip važiuoja. Todėl jeigu jie matys, kad jie pasiekė tikslą, kad atrado tą žmogų, kuris nervuojasi, jis toliau nervuos. Nes yra tokių, aš matau, kaip grinai erzina, kad neleidžia, kad nepraleidžia važiuoti ir matai, kad specialiai tai daro. Bet jeigu tu neįsiveli į jo tą žaidimą, žiūri, kad jisai toliau nuvažiuoja ir žiūri, jau kitos aukos ieško. Aš grinai esu mačiusi tokių barių. Aišku, jų labai retai pasitaiko, čia reikia labai užtaikyti. Čia gal kokią, nežinau, čia reikia, aišku, stebėti, reikia dar specialiai užtaikyti. Bet aš esu kokią 3 atvejus tokius mačiusi. Čia sunku tokius užtaikyti, čia turi labai stebėti viską. Bet yra tokių, todėl geriausia yra nesivelti. Ir vadovaukite tas principu, duok durniui kelią. Geriau tu, arba tu geriau jo akyse būk durnius, bet, kaip sakom, protingas durnius.